Turbūt skaniausias varškės apkepo receptas, todėl kviečiu tave būtinai įsisaugoti šį receptą. Pagal šį receptą gaminu tikrai ne vienerius metus, kartais naudoju kukurūzų miltus, kartais avižų miltus ir kartais įdedu sviesto, kartais naudoju graikišką jogurtą. Šiuo atveju su graikišku jogurtu 2%. Receptą galima gaminti ir be pridėtinio cukraus, galima įdėti vietoj cukraus ir agavų sirupo, tai tų variantų yra labai daug. Būtina įsidėmėti, kad labai priklauso, kokią mes varškę turime ir proporcijos gali skirtis. Aš naudoju drėgnesnį ispanišką varškę, o jūs naudodami lietuvišką varškę, kuri yra mažiau turinti drėgmės, naudokite mažiau būtent sausos dalies, tai yra miltų. Šį kartą dėjau 750 gramų varškės 9%, 3 kiaušinius, 4 šaukštus graikiško jogurto, apie 1 stiklinę kukurūzų miltų, 2 šaukštelius vanilinio cukraus ir keletą šaukštų nerafinuoto cukraus. Visus ingredientus išmaišykite ir kepkite 180 laipsnių temperatūroje apie 40 minučių. Ir prieš pjaustant truputį leiskite pailsėti, kad gerai susipjaustot ir būtų nuostabios formos. Kad patiko šis receptas, spausk like, dalinkis su draugais ir rašyk komentare, tikrai gaminsiu. Daugiau mano receptų rasi mitybos enciklopedijoje, kurioje yra net 322 receptai, kuriuos kviečiu išbandyti ir tave. Sveiko maisto gamybos knyga turi būti kiekvienoje virtuvėje.